Mokytoja pasakoja, kad prie jos priėjo mokinys ir pasakė, matęs mergaitę, kuri į mokyklą atėjo su skylėtu paltu. Žinote, dabar žiema, jos paltas suplyšęs, šalta ir panašiai. Todėl jis jai pasakė, galėtume atidaryti tokią kaip saugyklą ir kas tik nori, galėtų atnešti, ką gali. Taip pasirūpinsime, kad kiekvienas vaikas mokykloje turėtų skėtį, batus ir paltą, juk žiema. Mokytoja tai labai sujaudino. Ji pasidalijo tuo su tėvais ir per 2 valandas jie suorganizavo kažką puikaus. Kai girdi apie vaikus turinčius tokį jautrumą, paklausi savęs, kodėl visi nesame tokie jautrus kaip tas vaikas? Vaikai gali, mes negalime. Mes esame vilkai, esame blogesni už gyvūnus. Kodėl? Nes žmogaus prigimtis nuo pat pradžių yra linkusi į blogį. Žmonės iš tikrųjų yra didžiausi egoistai. Tačiau dėmesys vienas kitam galėtų būti pats didžiausias dalykas. Tu negali. Kodėl niekas nepastebėjo, kad jos paltas skylėtas? Kodėl? Nes jie turi savo ego ir žiūri tik į tai, kas jų. Ar mes negirdime? Taip, mes negirdime. Kas užveria mūsų širdis? Kūrėjas taip sutvėrė, kad mes nejaustume, jog esame arti vienas kito. Kas gali mus atverti? Tik jei kreipsimės į jį ir paprašysime, atverk mano širdį, kad galėčiau jausti kitą žmogų, taip, kaip jaučiu save. Ir kokį pasaulį tuomet turėtume? Nejaustume, kad esame atskirti, nutolę, kad nesuprantame vienas kito. Jaustume, kad visi esame kaip vienas kūnas. Tuomet mūsų paltai nebebus skylėti? Nebus nei skylių, nei paltų. Mes jau jausimės kaip aukštesniojo pasaulio dalis.